Labas visiems. Šią savaitę pradedam nuo kelionės nusipirkti stručių kiaušinių. Turėjom Nandos, šį kartą važiuojam dėl lamių kiaušinių. O toliau jau matysim, parodysiu visą rezultatą, kaip išeis. Na ką, kiaušiniai jau paimti, aprodė savo ūkį, pasiplepėjom, parodė savo mažuosius emukus išsiritusius, tai va aš jau netgi parodysiu. Da, mėgat. O, stručių kiaušiniai, emų. Šitie jau žali, visai žali. Dabar parodysiu, kaip atrodo sulyginus su Nandu. Labai panašus dydžių, tik tai spalvos skiriasi. Šitie labai gražiai žali. Na va, kiaušiniai jau sudėti. Inkubatorius savos gamybos, automatinis vartymas. Temperatūrą ir drėgmę taip pat palaiko pats automatiškai, nieko nereikia daryti, nereikia rūpintis. Tai va, taip atrodo visas inkubatorius ir pati inkubacija. Va, lauksim rezultatų. Tvarkėme link kalniuko. Kalniukas biškiai apgenėtas. Daug, kitą savaitgalį planuoja talką atvažiuoti. Gal jau suversim visus, sutvarkysim. Nu tada jau pilnai galėsi parodyti vaizdą visą. Atsivers, matysis kaip atrodo visas šitas reikalas. Matot, medžių daug yra. Biški prapjauti medžius, padaryti tokią kaip salą. O, vaizdas jau šiaip kardinaliai atsivėrė. Išpjovus medžius. Galim pastebėti pagal pirmąjį video. Sakal, kad atvažiavom, prasipjovėm. Tikrai nemažai nuveikėm. Ir kiek ir nemažai nuveikėm, tiek pat dar daug ir liko. Susismulkinom šiek tiek, susimetėm į krūvas, po to dasibaigsim. Šiek tiek va atsiveria jau į salą. Vaizdas dar daugiau. Kažkur šitoj vietoj bandysim pasidaryti tiltelį. Dar liko tikrai nemažai. Dirbom visą dieną, šešiese, nuo ryto iki vakaro, iki kol sutemo. Darbo dar tikrai daug. Į šitą pusę dar labai daug medžių, vieni prie kitų. Šitoj pusėje buvo kiek retesni, bet labai dideli. Tai va, saloj reikės irgi šviesos, kad saulė patektų į salą, tai reikia prapjauti kuo daugiau. Na, vaizdas pasimatys, kai maždaug jau būsim link pabaigos, dabar netgi galėčiau pasakyti, dar net neįpusėjom, kad ir kiek čia dirbom. Darbo dar tikrai nemažai. Reikia įdėti visą šitą, išsivežti visas supjautas, visas šakas susitvarkyti, susismulkinti. Cilindras, viena pusė visiškai graži, blizga. Kita pusė visa užvelta, nebelikė nei žiedo. Taip atrodo savaitgalio darbai. Gavom naują grupę.
Va, galim sakyti, jau trečias savaitgalis darbo. Išpjoviau jau kiek įmanoma labiau. Iš tikrųjų jau turbūt tiek ir bus. Dar dėl poros medžių abejoju. Tai daugmaž taip atrodo vaizdas. O čia pagaliau visus išpjoviau. Labai daug šiukšlių, seni šiferį ir šiaip šiukšlių primesta nuo buvusių šeimininkų sodybos. Kiekvienais metais įmam visokias bonkes ir šiaip buteliukus iš šito vandens. Ant tiek buvo daug primesta, kad iki dabar dar traukiam ir vis kaupėsi. Išsikviesime eskavatorių, kažkiek pragilinsim, tos kraštelius nuimsim, kad liktų vandens vasaros metu, nes vasaros metu išdžiūna, tiek pats upelis būna išdžiūna, tai šiek tiek pragilinsim, kad galėtų bent jau biškį vanduo čia stovėtų, vis tiek bus ir vandens paukščių, tai bus šiek tiek jiem džiaugsmo tarp to vandens pasiplaukėti. Tai va, čia pragilinsim, ten galvoju kalniuką iš čia su eskavatoriumi jau išimtas žemės, tai susipilsim dar pylimą ten toliau. Tai bus tokia grinai labiau uždara sala, nes čia gan skardis didelis, čia nelabai matosi, bet čia skardis. Tenai skardis pasibaigė, ten jau tokia kaip ir lyguma, tai va tenai dar suversti kalniuką. 3 savaitės darbo, dar galo tikrai nesimato. Ne 3 savaitės, o 3 savaitgaliai, kad ir kiek dirbam, atrodo dirbi, bet to darbo dar labai smarkiai nesimato. Bet jau maždaug visi medžiai išvežti, kuriuos norėjau. Siaučia hormonų audros nuo pavasario. Oras įšyla, visi į kiemą, visi pasirodyt, kas ką moka. Vištytės išlindo, antytės irgi viskas vaikšto. Maškytės maivos prieš kamerą. Vėliau 4 savaitgalis, kada kiek dirbam. To parodysiu, kaip atrodo visas vaizdas. Šiek tiek dar iš drono vaizdų parodysiu. Jau atsivėrė gan normalesnis vaizdas viso šito reikalo. Kada pradėjom filmuoti, maždaug 4 savaitgaliai, dirbu tik tai savaitgaliais čia, kadangi darbo dienomis dirbu namuose, prie motociklų, šiaip ten irgi parodysiu visą ką darau. Kadangi oras atšyla, visi lenda į kiemą, vaikšto kieme, tai per porą savaitgalį jau reikėtų ir stručiam paruošti vietos į kiemą išeiti. Jau oras šiltas tikrai pakankamai, kad galėtų išeiti pasivaikščioti. Jau durys vien prasidaro, mato kiemą, mato lauką, nori leik bėgti. Uždaryti irgi neprisėdės ten labai tvartukė. Tai planas tiek čia pasibaigti, susitvarkyti visą šitą, bent jau maždaug apsitvarkyti. Ir tada peršokti prie darbų stručiam, kad galėtų jau kiemą išeiti, po to toliau tęsim vėl čia visus šitos darbus, kurie pradėti. Irgi turbūt gal į garažą užleisiu ar naują budelį statyti jam. Dar pilnai nesugalvojau, dar viskas projektuoti iki galo pilnai reikia. Daug čia tų reikalų. Laiko kaip visada mažai. Pagrindinį medžią išversti, bet dar tikrai daug reikia. Tarkim ties upeliu apgenėti, visas upelis baigia apželti. Net ir į namų pusę. Kiekvienais metais atrodo vis prapjaunam, pragražinam, bet to darbo net nesimato. Medžių pilna privirtę, šakų
priaugę. Prie to pačio vertimo vakar dar vienas nukrito tiesiai per upelį. Dar čia to darbo tikrai nemažai yra. Labai daug kitoj kranto pusė šakų, šitoj čia viską atipjojom daug maž. O kitoj kranto pusė labai jau iš karto matosi, kad labai bent jau į salos pusę užstoja visi šitie medžiai. Jau dabar netgi pavėsis, kad ir daug prapjojom, bet prapjojom nuo rytinės pusės. Dabar link vakarinės pusės, tai visi medžiai vis tiek užstoja visoje saloje visą saulę. Tada reikės iš upelio pusės pragenėti gan smarkiai. Tai va, bandom sūlą leidžiam. Gal kas ir nematė tokių variantų. Iš kateterių pragręžiam skylutę, įkišam kateterių. Neprikrenta medžio visokių drožlių, nieko. Kai bėga sula, tai labai gražiai viskas suteka švarus, iš karto galim net vartoti. Taip pat perdarinėjau inkubatorių. Popieriukai gabalioja, žiūrėjau, kaip pučia ar pasiskirsta gerai oras. Tai va, visa sistema kaip ir patiko, kokia gavosi. Vidury ventiliatorius, iš galo šildymo elementas ir pučia pro visus šonus. Daug maž orą į vidų, vėl sukasi, vėl paima, vėl pučia į nugarėlį. Tai va, maždaug gal ir gerai bus. Tiesiog nepatiko pats tenas, ne tenas, o vėlutė, kuri šildo. Labai lėtai prišildo. Tai keisiu į kažką kito, gal kaip ir kitame inkubatoriuje tenai, kur stovi, su kitokiu šildymo elementu, kad šiek tiek būtų greičiau ir kokybiškiau. Nes su šituo laukti pusę dienos, kol užšils, tai tikrai ne variantas. Tai va, irgi perdarinėjau po truputį.